Sveiki. Dabar sekantis filmas kaip tęsinys apie miestus, kurie buvo dalinai užkasti, užpilti žemės dėl kilusio potvynio, kur sukėlė tsunamio bangos. Tsunamio bangos sukeltos buvo galbūt atominio karo. Sekantis bus filmas dar apie tai. Dalinai ir apie faktus. O štai dabar apie žemėlapius ir vieną iš tokių žemėlapių parodau, filmuoju iš ekrano televizoriaus. Svetlaero mieste yra toks ežeras, apvalus, o senuose žemėlapiuose internete, jeigu įvedus tą regiono pavadinimą iki 1800 metų, ten būtų miestas. Taigi, pradžia tokia. Ir dabar parodau tas ežeras iš viršaus, Google yra. Dar vienas apvalus. Dar viena šonė. Ir paskiau tokia viena paslaptis, kuri dabar dar yra internete, žvaigždės formos pilys arba žvaigždės formos miestai. Ir jų yra visame pasaulyje. Tiek Afrikos žemynė, tiek Amerikos žemynė, tiek pačioje Europoje, tiek Australijoje. Australijoje mažiau likę, nes jie ištrinti. O tokia forma. Tai kalba apie civilizaciją, galbūt kažkokią tai tautų sandraugą, kur gyveno visi po vienu stogu. Ir visai nesenai. Maždaug 100-200 metų iki mūsų laikų. Taip pat faktų bus irgi parodyta. Ir filmo pabaigoje aš papasakosiu apie šią nuorodą. Žemėlapiai šitie bus nuoroda kur rasti nuorodą su šitomis nuotraukomis žvaigždinių formų. Ir taip pat apie senąjį žemėlapį. Viskas bus šiame filme. Dabar greit permetu, nes jūs paskiau patys pažiūrėsite kiekvieną nuotrauką atidžiai. Galima grafika. Čia šiaip nupieštas sena nuotraukas. Senas piešinys. Karas. Taip pat žvaigždinės formos miestas. Matote žvaigždė ir kampaina. Čia seniai žemėlapiai. Ir tokio grožio rasite visur internete, pilna. Lietuvoje irgi yra tik tai ne žvaigždės, o keturkampės formos, bet yra. Viena vieta. Gal vėliau rasiu ir daugiau. Kol kas tik tai vieną. Bandysiu realiai ją nufilmuoti iš oro. Ir paskiau parodysiu Google, kaip atrodo. Taigi, čia viskas bus vienoje nuorodoje apie žvaigždės formos pilis arba miestus, tvirtovės. Nesvarbu, kad rusų kalba, galėsite įsiversti į kitas kalbas. Rusų kalba turbūt vienintelė dabar bus tokia turinti masės ir žinių nešėja, dėl ko turbūt taip labai dabar visi puola rusus ir niekaip neprieina. Irako muziejų išgriovė, pavogė viską, kas ten buvo vertinga, o iš čia dar, matot, neišnešė, dar ne viskas į Vatikano požemius papuolė. Todėl parodau dabar miestus. Paryžius. Žiūrėkite kolonas. Iš priekio porinis skaičius kolonų. 6, 8, 4. Ir visur vienodi pastatai. Atėnuose pastatas. Pastatas Austrijoje, Venoje. Apolono
šventyklą. Parfenonas, Nashville, Amerikos žemynė. Italija pastatas. Žiūrėkite fasadai. Kampas stogo pažiūrėkite, kaip senoji lietuvių mitologija rašomas būtent tas kampas garantuoja, tas bukas kampas 30 laipsnių nuo horizonto garantuoja būtent grybelio nebuvimo name. Anksčiau buvo pastatai griežtai statomi būtent pagal tas taisyklės, paskiau visus mato vienetus mums pakeitė metrinę sistemą, įbruko kitus dalykus. Čia Vokietijoje pastatas. Čia Kryme. Čia taip pat Krymas, bet taip pat kolonijas, taip pat tas pats kampas. Sevastopolis. Libija. Turkija griuvėsiai. Sirija. Afrika. Alžyras. Šri Lanka. Šri Lanka. Aš turiu menį pastatus, kurie turi būtent priekį tą fasadą ir tą buką stogą ir kolonas. Porinis skaičius kolonų. Visą laiką tas pats. Išlaikoma visą laiką ta pati konstrukcija ir kai kur yra cilindrai, kopimo vieta. Stogas apvalus kaip kaunietiško soboro, kurį aš jau nufilmavau ir įdėjau filmą į YouTube. Galite pasimatuoti, kas galite energiją, plūstančią tiesiai iš tų stogų į viršų. Čia matote mažiau kolonų, 4 kolonos, bet stogas, kampas išlieka tas pats. Stambulas. Nepriklausomai nuo religijos, pastatai visi vienodi, matot. Stambulas, Turkija, Konstantinopolis, Turkija vėl, Konstantinopolis, Bankokas, Tailande, Bankokas, visur tos pačios arkos, visur apvalūs kraštai, langai, perėjimai tarp langų, visur viskas vienodai. Ir kolonų įpėvos tos visos vienodos taip pat. Visuose miestuose, visame pasaulyje buvo viskas tas pats. Tai buvo viena didelė valstybė, sujunginys iš mažų valstybių, taip pat priglūdusių prie tos šalies. Buvo vienas įstatymas, tol kol mūsų žemės nepagrobė, neužvaldė kiti, kurie išrinko vienus iš mūsų genetiškai modifikuotą tokią žmonijos rūšį padarė. Aš kalbu apie tos, kurie gyvena dabar Izraelyje, visai neseniai. Amerikiečiai gydytojai ir Izraelio gydytojai labai tyrinėjo, dėl ko Izraelio moteris serga tam tikromis būdingomis lygomis, dėl ko būdingas išsigimimas, labai dažna šizofrenija. Ir aptiko vieną dalyką, kad ši tauta buvo išvesta iš maždaug 350 žmonių ir tai vyko maždaug prieš 500-600 metų. Todėl kai kuriuose paveiksluose, kur nupieštas Jėzus, yra parašytos datos, kur yra parašyti maždaug tokie skaičiai 1500 kažkelinti metai, kada Jėzus kryžiuojamas arba nukryžiuojamas. Ir jisai, dėl to, kad jisai atėjo gelbėti žydų, būtent žydų tautą, nėra kažkokia išrinkta, jie yra vargšai, pakišti,
pastatyti tam, kad dabar žmonės galėtų ant jų supilti visą brūdą. Jie buvo genetiško perdirbimo eksperimentas. Ir todėl žydai kaip ir jį priima kaip kažkokį tai išvaduotoją. Jis bandė atkeisti jų DNR. Todėl ir jis vadinamas gelbėtoju, bet tai nieko bendro neturi su kitomis tautomis. Tiesiog jis atėjo tam, kad bandyt atstatyti genetinį medį tų žmonių, kad jų nevytų iš vienos vietos į kitą. Jeigu istoriją pavartytumėt, rastumėte, kad jos vyjo iš visur. Vieni buvo išvesti kilę iš Vokietijos, kiti ašenazai, o kiti iš Afrikos šalių maišytas su ispanais. Čia Koreja. Tai štai tie grobėjai pakišo savo pavaldinius, suklastojo istoriją, sukėlė karus, revoliucijas ir jų pagalba šitos pastatus griovė. Čia toksai gal filmas tik tai, aš jums užmetu tik tai dėl to, kad paskui jūs galėtumėt pasimti nuorodas ir pasižiūrėti patys. Bet pamatysite, kiek primeluota visko, kiek prikurta, kiek melo yra ir kiek jūs rasite naujo, ypač žemėlapiuose. Štai Indija. Ir jeigu pamenat, aš praeitame filme rodžiau Sankt Peterburgą ir Stovą. Vokiškai dar vadinasi Špyl. Tai tiesiog didelis smaigalys kažkokiam tai aikštės vidury. Jisai priiminėjo anksčiau iš atmosferos. Matyt, buvo išgaunama ne elektros srovė, bet iš eterio buvo išgaunama energija. Kalkuta, Indija. Matote, pastatai lygiai tą patys kaip europiniai. Jų nestatė kolonistai, jie jau buvo padaryti tuo metu. Kolonistai atėjo tik tai griovė. Nikaragvoje pastatas. Singapūras, tos pačios kolonos, tie patys bokšteliai, visą laiką porinis skaičius, Singapūras, senovinė nuotrauka. Taivanis. Taivanis. Aš dabar tiesiog praverčiau šiek tiek greičiau, galbūt, bet kas panašaus į Sankt Peterburgą yra Pakistanas, Karačio mieste. Taip pat kupolas matote, sukaupiantis energiją. Bokštai, kaupikliai Pakistane, čia sugriautas pastatas. Taip pat vėl bokštas toks pats matote viršui, kur kaupis energija. Vėl buki stogai ir porinis kolonų skaičius visur. Šiaip truputį streikuoja technika, nes tokius filmus darant visą laiką yra kam kišti pagalius tam, kad trukdyti tokias žinias pateikti viešumon. Bet tai ateis neišvengiamai dėl to, kad tiesiog žmonės, daug labai žmonių yra atsimerkę, o dabar kiti dar ir atsibunda. Tiesiog neklauso. Neveikia taip aparatai, kaip turi būti. Tie patys stogai, San Paulas, Brazilija. San Paulas, taip pat Brazilija. Rio de Žaneiras. Matote, taip pat kolonos, toks pas visas išpildymas prieki fasadų. Palios arkos, šiek tiek panašus pastatas į Kauno Soborą, bet čia Rio de Žaneiras, Brazilija. Rio de Žaneiras.
Vietnamas. Atsiprašau, čia tiesiog taip streikuoja, tiesiog veikia ne taip, kaip turėtų veikti, nepriklausomai nuo manęs, tiesiog yra įsikišimai iš šalies, tai būna. Vietnamas. Iranas. Taip pat kampuose kolonos, bokštai. Atversiu dabar, prieisim iki, čia dabar Ukraina, bus Baltarusija, o paskiau prieisim Simbirskas ir prieisim iki Amerikoje esančių pastatų. Labai aišku keistai veikia aparatai. Kiek įmanoma kišasi tos jėgos. Jeigu galėtų viską padaryti, čia viskas užgestų pagal idėją. Štai dar vienas pastatas Peterburgas, Rusija, irgi porinis kolonų skaičius, irgi bukastogas. Taip pat Peterburgas, Maskvos pastatai, Maskva. Ir pažiūrėkite dabar, šitie vartai yra tokie patys tiek Maskvoje, tiek Paryžėje. Sevastopolis. Ir viskas tas pas. Štai pastatas panašus labai į Sankt Peterburgą, bet čia yra Sietlas, Amerikoje. Čikago, iš tikrųjų, Čikago čia pastatas. Dar vienas pastatas Amerikoje. Kone Sankt Peterburgas, ne? Taip pat yra aikštės viduryje tas špylis, tas bokštas, adata, į kurią sueina visa energija nuo kitų bokštų. Ir paskiau šviečia lempos. Jeigu atsimenat, senesniuose filmuose arba paveiksluose, portretuose yra žmonės vaikšto su perukais. Tai vakarų šalyse, kurios nebuvo prisijungusios prie šitos tautų sandraugos, buvo vietoje šviestuvų žvakės degė ir tos perukus nešiojo tam, kad vaškas nevarvėtų ant galvų. Ir dažnai reikėdavo keisti pačius šviestuvus ir perdažinėti lubas, patys šviestuvai kabėjo žemiau. Tose pastatuose, kur buvo tokia elektra, lempos buvo panašios, bet žmonės nenešiojo perukų. Perukai atsirado vėliau, kada Napoleonas užkariavo visą tą vietą, kur buvo Rusija, Tartarija. Ir tenai pasiliko. Dėl to rusų ponų tarpe kažkurio metu buvo labai madinga kalbėti prancūziškai, dėl to, kad faktiškai visi ponai ir buvo prancūzai, jie niekur neišėjo. Napoleonas nepralaimėjo karą, jis ten ir pasiliko. Tiesiog istorija sumaišyta. Buenos Airėse pastatai, čia Argentina. Argentina. Japonija, Nagasaki, Japonija, Osaka, Japonija. Matote, tiltai, pastatai, viskas tas pas. Yokohama, Japonijoje. Taip pat kupolai ir pastatai išvedžioti linijomis, horizontaliomis linijomis. Yokohama, Japonijoje. O štai dabar tas pastatas, galbūt kur daugam gali sukelti dežavų jausmą, kad jūs kažkur tai matėte. Aš privesiu šiek tiek vaizdą arčiau.
Tai būdinga šitie vaizdai ir tie žmonės, kurie moka pereiti per laiką, jie matė panašius dalykus ir Atlantidai. Laivai iš juodo beržo, kuris dabar yra išnykęs. Juodas beržas turėjo tokias savybės, kur daiktas netekdavo savo svorio ir laivai galėdavo sklęsti oru. Anksčiau žmonės keliaudavo laiku, naudojo eterį kaip energiją, nebuvo elektros kaip tokios. Ir toje teritorijoje gyveno daug tautų, todėl mūsų senieji ženklai, simboliai Lietuvos, Baltarusių, Rusų panašus yra. Jie visi yra aštuonkampės formos kampuotos gėlės. Aš nežinau, negaliu teikti tiksliai visko, ką tai reiškia, bet taip yra. Ir tą visą, ką mes turėjom, tas visas technologijas, kurios buvo nedokumentiškai dar išsaugotos, viskas buvo kiek įmanoma visais būdais naikinamos. Per šitą istoriją pakeista viskas, faktai, sumaišyta, sumakalota, tiek visko įbrukta, tiek visokio melo, netiesos. Ir taip viskas mums pakišta tokie faktai, kad mes esame kažkokie gyvuliukai, nieko nesugebantis avys, nieko apie save nežinom, nesuprantam. Ir mums reikia visus kažkur tai vesti, kažkam tai vadovauti, nes mes patys nieko atseit negalim. Iš tikrųjų, žmonės turėjo labai aukštus visokiausias savybės, teleportacijos, galėdavo keliauti laisvai iš vienos vietos į kitą, dar iki šiol dabar išlikę kurie žmonės, kurie turi tas savybės, bet jie, aišku, nedemonstruos niekam šitų dalykų. Tai yra pavojinga, taip pat kaip ir paveikslą parodyti kažkam, tai kur prie Jėzaus, daleiskim, už Jėzaus fonę danguje yra skraidantis aparatai, lėkštės. Nes Jėzus buvo, kai mokytas atėjo kaip ir ateivis iš kitų civilizacijų ir, kaip sakiau, jisai būtent atėjo gydyti žydus, kurie buvo genetiškai specialiai, galbūt burtų pagalba, tuo metu alchemijos pagalba, paveikti kaip eksperimentas ir buvo pradėta daryti tai, išvesta atskira tauta, išvesta atskira rūšis žmonių. Todėl jiems yra pavojinga vestis su artimaisiais dėl to, kad jų DNR labai yra, sakysim, savotiškai brokuotas ir jeigu pasikartos geno klaida pas kitą žmogų, ten gresia išskimimas ir mirtis, dažnos mirtis. Paprastai žydai neišgyvena ilgai, jų yra viskas sumaitota, sumakaluota tenai. Savybės gerokai prastesnės. Ir jie pastatyti taip į valdžią dabar, privesti prie banko, jiems duota valdžia. Ir visokie Rockefelleriai, visokios tos komitetas 300, kur jūs žinote, nėra jie valdovai, jie tik tai pastatyti tam, kad mes juos mėtytume batus. Tikrai valdovai yra atkeliavę iš kitur, manoma, kad tai iš Sirijos žvaigždyno, Dagono planetos ir šie tyliai gražiai padarė sandorį su reptiloidais ir iš Oriono, pilkaisiais ir taip dabar įsuko viską, sukūrė 4 skirtingas religijas, kad suskirsti žmonės. Griovė kiek įmanoma tos pastatus, kad iš mūsų atimti mūsų praeitį ir sukūrė iliuziją. Jeigu mes neturime tikros istorijos, mums pakišta iliuzija, tai mūsų ateitis irgi bus iliuzija. Dėl to mums yra svarbu prisikasti prie tikrų žinių ir naudoti tas žinias, kurių pagalba mumis ir pavergia. Todėl, jeigu kas vienas žmogus įsižioja apie kažkokias tai dabar skambačias kaip mistika dalykus, sąmonės kažkokį poveikį per atstumą ar dar kažkokius panašius dalykus, kas daroma ištisai diena iš dienos su mūsų valdžios atstovais ir su kitų šalių valstybių vadovais aukščiausio rango, poveikis per atstumą, zombinimas,
programavimas. Tai jeigu mes žinotume, kaip tai daroma, tai tiesiog nustotų tai veikti. Todėl dabar po filmo jūs nueisite į apačią filmo aprašymą, bus 2 nuorodos. Viena nuoroda bus, kur šitos yra sudėtos nuotraukos. Ir bus žemėlapis. O čia tai bus įdomiausia. Čia yra Lietuva. Žemėlapis maždaug sudarytas 1500 keliasdešimtais metais. Yra puslapis 102. Tas failas bus pas mane vėliau, kažkaip aš jį bandysiu prakišti. Kas norės, atsiųsiu galbūt jį arba nuorodą įdėsiu. Yra ir Kuršių marios, ir Nemunas. Viršui ne Latvija, o Livonija. Ir aukštaitijoje nėra ežerų, kurie paskiau atsirado vėliau. Buvo vienas potvynis 1611 metais ir dar vienas buvo potvynis, tsunamis, praėjo nuo Baltijos jūros ir užnešė tiek smėlio prinešė, tiek purvo, užsėmė miestus, užnešė tos visus pastatus, apie kuriuos aš kalbėjau praeitame filme. Ir atsirado taip pat padaugėjo Lietuvoje ežerų. Kas studijuosite šitą žemėlapį, jūs pamatysite, kad tiek ežerų Lietuvoje nebuvo. Kai kurie miestai yra išlikę, bus labai įdomu pasižiūrėti. Nemenčinė, Kaunas, Vilnius, vietoj Klaipėdos Memelės. Nemunas vadinasi Memelio upė. Ežerai, kai kurios raidės parašytos lenkų kalba, bet šiaip turiu atkreipti jums dėmesį, kad Lietuvos raidynas turėjo 2 V raidę ir galbūt labai daug raidžių ištrinta, kaip ir iš rusų kalbos. Rusai turėjo 150 kažkiek tai raidžių, paskiau liko 59 ir buvo tos pačios dar apmažintos iki minimumo. Ir jie neteko esminių žinių, kurių pagalba jie galėjo naudoti tas žinias savo kasdienėje buityje. Tai buvo, sakysim, dabar tai skambėtų kaip stebuklai. Anksčiau tai buvo paprasta. Tiesiog sukalbėti kažkokį žodį, pasimti po pažastį akmenį ir išnykti tą vietą ir atsirasti kito vietoje. Tai buvo viskas labai paprasta pas žmonės. Visos tautos tai darė tiek senais laikais, tiek Danijoje, tiek Islandijoje. Tai buvo normalu. Tiesiog visą tai išbraukta, ištrinta iš mūsų ir tai padaryta, kad mes esam kažkokie kiaulės arba kaip mus pavadina žydpalaikiai šunoje ir kitaip dar vadina. Apie žemėlapius aš padarysiu atskirą filmą, parodysiu nuorodą, kur galima įsikrauti į savo kompiuterį šitą žemėlapį. Šitas labai žemėlapis labai tiksliai gan padarytas. Tai liudija, kad žmonės jau tuo metu skraidė su šokiais aparatais ir jo tikslumas tiesiog nekelia jokio abejonių, tai negalėjo padaryti žmonės važinėti su karieta po įvairias šalis, nes čia yra viso pasaulio žemėlapis ir gan detalus Europos žemėlapis. Ačiū Jums už dėmesį. Su Jumis buvo Robertas Mackevičius. Komentarus, protingus klausimus prašau rašykite ir kai aš galėsiu, atsakysiu arba nukreipsiu kažkokį tai filmą arba nuorodą, galėsite daugiau pasisemti informacijos iš to. O tom kartu dabar baigiu su Jumis ir taip ilgai užsipasakau. Čia buvo toksai įžanginis filmas, o paskiau kapsysimės toliau. Mums tai svarbu žinoti, kaip ir buvo viskas čia persukta, susukiota. Ir kaip sakiau, tiesiog mums reikia suprasti, kas mes esame, iš kur mes esame, dėl ko mes čia esame, ką mes galime ir ko mes negalime, ką mes privalome daryti. Jeigu dabar mes nieko nedarysim, tai už mumis kažkas kitas padarys, bet mes paskui galim pavėluoti traukinį. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Ačiū, kad žiūrėjote.